Nu, va čia finalas. Čia viskas. Va čia pabaiga. Sveiki. Sveiki. Labą dieną. Galim pakalbinti jūs? Čia nieko tokio, jeigu užeisim. Nieko, prašau. Pasižiūrim, ką šį kartą patyrė jaunuoliai, su kuo susidūrė ir kaip jie jautėsi. Žodžiu, kur mes esam? Mes dabar esam atvažiavę į senelių globos namus. Aš nežinau, ar aš iš vis norėčiau senatvės. Jeigu norėčiau senatvės, tai noriu būti tas turtingas senelis tarp jachtos gulint ir nieko daugiau neveikti. Jeigu ne taip, tai jau geriau mirti, nežinau. Atvažiuoja aplankyti jūsų. Ne. Ir ką sakyti? Tai neliūdėkit, viskas bus gerai. Ačiū Dievui, kad jie taip nepasakė. Kažkur irgi neįsisąmonintas gali būti kaltės jausmas. Čia yra kažkas tai apie net tiesiogiai mano pareigą, bet mano kartos pareigą lyg tai. Ir aš esu tas atstovas tos kartos, kuris turėtų lankyti šitą senolę. Tai yra toks kolektyvinis aspektas. Ir jisai čia juntamas yra šitam epizode. Jie irgi buvo paaugliai, jie kažko bijojo, jie dėl kažko palinasi, jie su savo tėvais dėl kažko dylino. Kažkada ten pas juos irgi nutiko pirmi dalykai, pirmosios meilės, pirmi pasimatymai, pirmi kažkokie susimovimai. Atrodo, tu tiesiog gyveni ir tai yra žiauriai toli. Mirtis yra kažkur, kažkada, ypatingai kai jum dar blemba hormonai visi kala per smegenis. Tai toks priminimas jiems, kad jie yra laiko linijoje kartu su tais senoliais. Kažkuria prasme tas pasakymas, tai jie irgi jaudinosi, irgi pergyveno ir taip toliau, bet va, štai matot, jie vis dar gyvi. Nežiūrint bėdų ir problemų. Tai nebuvo akcentuota, bet kartais yra gerai akcentuoti, kad jeigu tai nėra mirtina bėda, tai yra tik tai uždavinys, kurį reikia išspręsti. Jūsų esminė turbūt užduotis, tai tiesiog pamėginti išsiaiškinti, kaip jie šiandien gyvena. Ką čia šnekėti su tai seneliai, žinai, kažkokia nesąmonė, smirda iš burnos ir labai nemalonu šnekėtis. Nieko beveik negirdžiu, nes šnabžda ir kitaip neina žmogui kalbėti, tai ką žinau, ką man padaryti. Aš tai labiausiai bijau pasveikinimo ir atsveikinimo. Galvoju, kaip kalbėti, kaip sekasi jums, kas yra, kad tenais kokią malonių žodžius sakyti jiems pirmiausia, kad jūs tenais esat graži, ar tenais ką. Štai, kaip jūs mokinate. Gerai, gal ir yra sunku. Gerai, gal ir yra sunku, bet... Garsiau kalbėjau biškį. Ne, garsiau? Nes. Man pačiam yra visai lengvai, mokykloje. Labai įdomu, labai gražu. Vietoj to, kad jinai paprastai kalbėtų, jinai šnabžda ir labai sunku ją yra girdėti, bet jinai taip tuo pačiu metu blogai prigirdė. Viskas paaiškėjo buvo, kad dėl insulto. Tai man realiai to momento aš supratau, kaip man iš tikrųjų yra gaila tų žmonių. Aš tai labai nenorėčiau būti šitoje vietoje, šitam senelių namuose. Sėskitės ant lovos, gal. Jokit kėdė, sėskit. Čia galima atsisėsti? Prašom. Aš tai jau prisėdžiu. Man kažkas tai sako, atvažiuos svečiai sekmadienį. Tai aš galvoju, koks kunigas, sakau, atvažiuos. Čia jūs pirmi pagal mane, aš būnu jau 2 metai. 2 metai ir savaitę važiuoju. Jauni žmonės net važiuoja ten. Domėtis, lankyti, klausti. Ir nei tradicijos mes neturim tokios, nei, nežinau, kultūros, galbūt elgesio kultūros, kad jauni žmonės kažkokiu tai būdu reikštų tą pagarbą. Mes to neformuojame, mes tik tai, sakau, kažkaip labai primityviai, tu turi gerbti. Ką, kaip, kokiu būdu. Tai gražus aktas iš ties, aplankyti senolius. Taip, tai yra pagarbos forma. Prieš kelias dienas 7-3
73? Jo, Tai dar jauna. o, jauna. Tai va, padarysiu klaidų būna. Gal iš tą reikia nedaryti, gal iš to. O kokių jūs klaidų padarėt? Kam tokiausi paskui skyrybos. Nu, mylėjau kažką, liūdnai. Kai jaunas ir turim. Aš gal sunkiausiai dabar dylinu su mergom. Na, jas ten žiauriai keistus. Dar, tipo, pagalvoju, kiek šaibų reikia, kiek emocijų, visko šitą laiko ir, nu, čia šūdas kažkoks yra totalus. Tipo, bet norisi ten dar kažką, bet, nu. Man tai net nebesinorit. Tiesiog pajusti ore galima, su kokiu svoriu žodžiai močiutės nuskambėjo. Ir kiek svorio yra žodžiuose jaunuolė, kuris kalba, su tom mergom vienos problemos iš serijos. Tu neturi jokių problemų su mergom. O ta močiutė realiai dešimtmečius galbūt problemų turėjo. Ta laiko linija tokia įdomi. Jisai startė, ta močiutė jau finišė to santykio. Taip, ir... Turiu klausimą. Ką? Kaip jūsų pirma meilė? Apie meilę? Viskas buvo iš pradžių gerai, užlipo kažko tai ant aukšto ir nukrito ir žuvo. Ir likau viena su mažu vaiku. O. Ot. Kai susitinkama yra su žmogumi su milžiniška patirtim, mes galim pamatyti tiek meilės istorijas, tiek kitas kokias tenais istorijas, labai sutrumpintas ir toj istorijoje yra viskas. Ir karšta meilė, ir mirtis. Abu, Eros ir Thanatos, viename tiesiog, viename sakinyje. Jaunuolis atsėdi ir, nu, vat išgirdau meilės istoriją. O vaikų turėt? Du. O anūkų? O, yra viskas. Tai jo nesidžiaugiat? Gerai, bet ir galvoju, ilgai ir gyvenu. 7-3 jau daug. Nu, bet galite ilgiau, ne? Oi. Aš esu Marius Lucka. Kodėl jūs šitam kambarį su mumis dabar? Aš nežinau, mane čia pasikvietė. Jūs pabuvę senelių namuose šiandien. Šiaip nemanau, kad apčiopėte tą mirtį nors kažkiek. Galvoju, nu koks paauglys sėdi ir galvoja, kada bus ta mano paskutinioji diena. Šiaip suaugę irgi apie tai nelabai nori galvoti ir nelabai linkia galvoti, bet kai tai atsitinka ir kai tu jau turi realią patirtį, tu tiesiog įleki į griovį ir tu esi Tuščias be emocijų. Nu, šokiruotas dėl to, kas įvyko kaip ir važiuojant čia. Tai gal galiu krapties, gal kažkas nežino. Na gerai, mes važiuojam. Ir taip staiga pradėjo mėtyt. Tai aš tiesiog taip įsikibau ir žiūriu, kas jau pas. Tiesiog žiūriu, kaip mama bando. Aš sak tiesiai kelią žiūriu, netgi niekur nežiūriu į tipo iš šonus. Mintise galvoju, arba mes atsitrenksim į medį, arba mes pradėsim vartytis. Nu, mes kaip ir į tą griovį nuvažiavom. Gal pasąmonį kažkur mildžiausi Dievui, gal, nežinau. Jau. Tik biški kairiau ir jau būtų kitokia situacija. Ir ant tiek pasisekė. Norėjusi šiek tiek verkti, nežinau. Jo, mama atrodė labai išsigandus. Dominiko. Tipo, galėjai mirti, realiai, nu čia baisu žiauriai yra. Avarijos, nutikimai pavojingi, kuriuose mes išgyvenam, jokios abejonės, duoda žymiai daugiau suvokimo apie trapumą, negu sėdint prie žmogaus, kuris amžėja ir eina link gyvenimo pabaigos. Bet tai yra skirtingi dalykai. Pas antrą žmogų nuėjom, kai pas tokią močiutę, faino tokia visai. Buvo avarijai pateko, iššoko akis. Tai jo, tai visai įdomu buvo paklausyti. Ir jo. Buvo daug kartų, kai tiesiog per stipriai užtūsinau ir širdis labai smarkiai mušė ir galėjo bet kurią akimirką sustot. Po to buvau su kaitu vieną kartą prisiplojęs į nidos turėklus, plyšo pilvas, pirštas susigrūdęs į pilvą gulėjau, kad čiurkšlė kraujo neitų. Ir nuėjau iki Everesto ir čiut irgi neužsimušiau. Tai tą mirties kažkokį apibrėžimą visą laiką tyrinėjau, man buvo įdomu. O dabar kuo man daugiau metų, tuo darosi baisiau ir kartais prisimenu tos visus dalykus ir galvoju, žiauriai blogai, žiauriai neatsakingai. Galėjau nesulaukti šitos nuostabios dienos ir nepamatyti jūsų.
Ar jaunuoliai išgirdę, kad kažkokie neatsargus veiksmai, kažkoks žingeidumas perteklinis gali grėsti jiems, tikrai dideliais pavojais gyvybei ir dėl to jie atsisakys savo šitų žygių? Ne. Neatsisakys. Jie turės susirinkti savo patirtį. Ką mes galim savo patirtimi dalindamiesi jaunam žmogui pasakyti? Kad jeigu jūs tai darysit, tai geriau jau gerai išmokit tai daryti. Norit driftinti, eikit mokytis į aikštelę driftinti. Norit lėkti per bangas, normaliai išmokit. Žygdarbiai be kompetencijos mirtinai pavojingi. Žygdarbiai su kompetencija pavojingi. O žygdarbiai su kompetencija ir su patirtimi vėl tampa labai pavojingi. Nes pasitikėjimo savimi labai daug. Einate į bažnyčią? Einam. Taip, sąžinė graužia. Turiu aš vieną močiutę, kuri labai ant ribos yra. Ateinu, tai tenai pasimelsk Dievui, ten man jau. Su Dievo pagalba visur galima. Man nereikia nieko, man reikia dievulėlių, melsdavausi ir prašydavau Dievę duok sveikatos. Atrodo per daug liūdnas gyvenimas, čia atrodo tarsi jau viskas viltis prarasta, viskas. Užsiėmimas vienas čia televizorių. Tavo čia toks ir gyvenimas. Liūdnai. Toks ir gyvenimas. Anksčiau linksmiau būdavo. Aš gailiu jaunystės. Kol jaunas, tol gerai. Ir jūs anksčiau ar vėliau ten atsidursit? Jaunuoliai gali labai stipriai eiti į konfliktą, į vidinį pasipriešinimą tam. Ne toks gyvenimas. Aš nenoriu tokio gyvenimo. Tai tas konfliktas vidinis, jis yra gerai. Reiškia, aš galiu kažką padaryti, kad taip nebūtų galbūt. Čia labai tokia sudėtinga mąstysena yra bėgti į priekį ir nubėgus į priekį pasižiūrėti į save šiandien ir to dėka keisti pasirinkimus. Tai šita patirtis jinai papildytų tą jų įgūdį, jeigu jie jį treniruotų. Apie praeitį gal galėtume, apie jaunystę pakalbėti, kaip jums sekėsi vaikystėje. Apie jaunystę, vaikystę. Kaip čia. Tokios senatvės, taip, aš bijočiau taip gyvenu. Man tikrai nefaina būtų. Aš pavyzdžiui, matematikos tokia dundukė, nelabai. O ką jūs mokėdavot? Aš dainininkė esu. Matematika nesisekė, dainavimas sekėsi. Pabandyk dabar iš šito, ką tu girdėjai, patirti išminties gūsį kažkokį tai. Nieko nepapasakojot, o močiutė galvoja, kad jinai savo 10-mečius apibūdino. Tai man gal labiausiai sekasi dabar mokslas ir taip dėl to pagrindė, kad aš perėjau kitą mokyklą. Kiek tu nori baigti kokią? Netgi neatsimenu. O čia ras, neatsimenu. Arba aš neatsimenu net mokyklą. Neatsimenu, kiek klasę baigė. O tai aš. Aš jaučiausi nuvylęs savo tėvus gal jau 5 klasiai. Ir dėl to gal 12 klasėje nesijaučiau jų nuvylęs, nes jau buvau nuvylęs 5. Tai buvo kaip ir protestas toks, kad aš visą laiką nenorėjau gyventi taip, kaip visi gyvena. Man labai patikdavo vakarėliai ir vienu metu sugalvojau, kad reikia padaryti savo vakarėlį. Tai ten žmonės persirengdavo ir plius minus 3-4 paras vartodavo, gerdavo alkoholį ir dulkindavosi. Esate bandę kažkokių narkotikų? O ne. O ne. Na čia gerai. Aš irgi. Aš tik tai linkėčiau jums būti dorais iki pat savo gyvenimo pabaigos. Pasistengsim. Viskas buvo gerai, jeigu visai jau atvirai, viskas buvo gerai kitos dalies, kai jūs pradėjot kalbėti apie tą mirtį. Man tai visiškai nepriimtina, nes aš esu mokytis visai kitaip. Aš kitaip įsivaizduoju tausme. Kiekvieną dieną džiaugtis ir apie tai, aš manau, nereikėtų galvoti. Kai ateis tas metas, tai ir ateis. Ir teisingai, taip ir turi būti.
Dabar net pavojinga jiem yra būtų mąstyti apie tai. Jiems reikia verštis į ateitį tiesiog su nežmoniška jėga. Aš kalbėjau, kai su viena senelė ten sakė, kad labai jau laukia tarsi, kada galėsit mirti. Ir man tipo, tai nustebino, nes aš tikrai iš vis nesiruošiu kol kas mirti, o jį jau nori. Aš kaip supratau iš kitų pasakojimų, kad tenais jo sūnus jį atvežė, bet jisai net pats nesupranta, kiek sako kartų bandžiau kažką bėgti, taip toliau, jo niekas iš čia neišleidžia. Ir gal pats susimašiau, kad aš kažkaip toks būsiu ir kad nelaukiu šito. Tai. Ir nebus taip, kad jie užsimirš. Taip, gyvens kaip gyvenasi ir po to, o kaip čia taip gyvenimas prabėgo. Ir tą pačią istoriją pasakos, man nieko dabar nebereikia. Aš siūlyčiau ar kvieščiau pagalvoti, ką šiandien aš galiu padaryti, kad tas taškas nebūtų man liūdnas. Daug rankų, aš tada atsistosiu. Tai gal nereikia, gal jūs gulkis, pagulėkit. Panešt kažkiek. Plataus kelio. Dėkui, ačiū labai. Nu, ate.